Sveiki tamstos, siuntiniukas šiandien iš Tiny Deal'o, pilna pakuotė. Tiny Deal'e geriau užsakinėti iš karto bent jau virš $15, tada siunčia registruotų paštu ir dėl to yra labai greičiau ateina ir iškart gauni. Taigi, pasižiūrim, ką turim. Mosquito Repeller, taip vadinasi, naikinimui vabzdžių, uodų ir taip toliau. Kaip suprantu, čia šviečia ultravioletinė šviesa, prišaukia uodus visokius ir nudegina sparnus. Na, 1 vato galingumo, tai ryja labai nedaug elektros, žiūrėsim ar veikia, kai tik pasirodys pirmieji uodai. Na, tikėsimės veikia, būtų labai džiugu. Tiesa, US yra kištukas, reikės adapterio, niekur nesidėsi. Taip, ką čia dar turim? Aha, antgalis ant maišytuvo, ant krano. Taip, labai fainas daiktas. Pats turiu, naudoju, dėl to užsisakiau papildomą. Pirmas dalykas, kaip ir skaitosi, kad čia vandenį saugo, nes, na, iš tikrųjų srovė pakankamai stipri būna, bet vandens bėga ne taip daug. Minusas, jeigu norit prisipilti pilną virdulį, bet jeigu šiaip indus plauti, tai dar kažką labai iš tikrųjų ekonominis į vanduo. Ant mano standartinių kranų visur tiko, jokių problemų nebuvo. Ir ką dar jis turi tokį fainą dalyką, vanduo bėga, tarkim, jeigu tai padarytas, bėga vanduo tiesiai, jeigu patraukia šitą žemyn, vanduo pradeda bėgti šonus taip ir srovė pastiprėja. Tai iš tikrųjų labai patogu. Labai fainas daikčiukas ir ten 2,5 euro, tikrai galima pirkti ir siųstis. Visas, aišku, plasmasinis. Taip nors ir šono neatrodo, bet iš tikrųjų pakankamai patikimai tarnauja man jau daugiau negu metus. Taigi galiu rekomenduoti. Taip, kas čia? Aha, čia labai įdomus yra daikčiukas ir labai man patiko, aš jau anksčiau buvau parsisiuntęs, tai dabar parsisiunčiu dar mažesnius. Čia yra labai mažiukai magnetukai, bet labai galingi. Čia jų yra 100 vienetų, nors taip ir netrodo. Iš tikrųjų labai stipriai limpa, taip nepasakytum. Galim pabandyti kelis paimti. Ir kaip iš jų paėmiau, 4 paėmiau. Ėmam lapuką. Atskirsim ir sujungsim. Nu va, turim tokį, tarkim, laikiklis ir tam aš dabar jos naudoju, tai prisiklijavau jos vienoje vietoje ir reikia atsuktuvą, tarkim, pasidėti, pasikabinau ir jisai vietoje yra, niekur nepabėga ir tikrai tvirtai laikosi. Kaip iš tokio mažiuko negalėtum patikėti, bet šiaip realiai super. Sakyčiau, galima, tarkim, vieną prisiklijuoti kažkur tai prie rakto. Ir jeigu yra kažkur metalinė siena ar dar kažkur, tai tą raktą galima paimti, tiesiog prikabini ir viskas, ir nereikia jokių kabinimų ir taip toliau. Taigi, toksai pakankamai įvairiai panaudojamas daiktas ir nebrangus ir tikrai patogus ūkyje. Pravartu turėti. Už 100 vienetų sumokėjau gal eurą, tai čia iš vis nieko, tai, sakykime, nekainuoja. Važiuojam toliau. Taip, kas čia? Čia yra, pakabukas įrankis. Va koksai. Prikolinas daikčiukas. Na, ant raktų pasikabinti, visai įdomu yra. Mechanikui kokiam. Šitas važinėja pakankamai sunkiai, bet jis važinėja, jisai veikia. Šiaip panašu, kad pagaminta iš aliuminio viskas. Taigi gali būt, kad netgi kažką atsukti įmanoma su tokiu. Panašu, kad čia gal tilps ant 10 arba bent jau ant 8, tai tikrai aktelis. Na, toksai. Maloni smulkmenėlė. Už 1 eurą tai galima pirkti. Taip, kas čia pas mus iškrito? Aha, čia labai įdomus USB kabaliukas. Dabar pakankamai populiarėja jisai. Buvo Kickstarterį, man atrodo, šitas išradimas. Dabar pasirodė pas kiniečius. Kuo jis ypatingas yra? Jis yra ypatingas tuo, kad jis turi va tokį galiuką, kuris nusiema. Jis laikosi ant magnetų. Taigi, iš esmės, naudoti būtų taip. Įsidedam į telefoną.
va tai va, ir nešiojamės, neišsiemam jo visą laiką. O kai ateina laikas pakrauti, tiesiog pridedi ir jisai pats pritraukia ir kraunasi telefonas. Nebereikia, išsitraukiam. Taigi, jeigu dažnai naudojat pakrovėją, kad netaikyti tą skylutę pastoviai, tokį įsikišat ir turit. Taigi, įdomus daikčiukas, toksai, gali praversti. Kaip kam. Aišku, žiūrėkit, jeigu turit telefoną kaip S5, tarkim, kur yra užsidengę, tai jau tokio nelabai ką panaudosit. Naudosit kaip standartinį pakrovėją, taigi pirkti neverta. Čia jau nuo telefono priklauso. Šiaip laikosi jis pakankamai tvirtai, tai kad šiaip neturėtų iškristi. Aišku, jeigu kažkur stipriau užkabinsit, tai gali būti, kad ir iššoks. Jeigu jau pamesit, tada bus viskas. Man atrodo, gal ir atskirai šitų galiukų buvo pirkti. Reikia pasižiūrėti. Taigi, važiuojam toliau. Taip, čia yra kabykla, tokia plasmasinė, labai pigiai atrodanti. Galime daryti pasižiūrėti, ką mes čia turim. Jinai tokia yra ant lipučkų. Čia iš esmės skirta virtuviai. Tarkim, čia kažkur tai buvo gabaliukas nepriklijuotas. Iš karto. Tai va, skirta virtuviai, tarkim, prisiklijuoti prie spintelės viršaus. Ir čia galima susikabinti kažkokius ar samčius, ar dar kažkokius įrankius, kad mažiau vietos užsiimtų. Gal ir visai naudingas daiktas. Šiaip atrodo tai toksai cheap. Toksai pasmasiukas, kaip sakant. Nelabai manau, kad čia šitie stipriai laikys priklijuoti, todėl verta būtų porą varžtelių gręžti. Tai va, toks daikčiukas. Gal ir pravers, žiūrėsim. Taip, ką mes dar turim? Aha, pakrovėjas. Iš tikrųjų tokį jau naudoju, dėl to dar vieną parsisiunčiau, nes labai patogu kelionėse. Yra 3 kištukai USB, taigi ir savo telefoną, ir kaimyno telefoną, draugo, jeigu kažkas pamiršo pakrovėją, galima pasikrauti. Aišku, kuo daugiau prikriudat, tuo lėčiau krauna. Turėkit omeny. Šiaip jeigu vieną telefoną 1,2 ampero buvo, gal ir daugiau, čia nuo kabelio turbūt priklauso, jeigu 2 telefonai taip pat po 1,2 ampero ištraukiais man. Taip, kad pakankamai neblogai. O šiaip vis tiek kelionėse dažniausiai paliekat per naktį krautis, taigi problemų nėra. Šitam dalykui galite ir visus 3 pasikrauti. Visai faina. Kas dar? Čia tai įdomus daikčiukas toks šventinis. Čia yra balionai, bet nepaprasti. Labai faini balioniukai. Taigi, ko jie ypatingi? Jie yra ypatingi tuo, kad pabandom daryti stebuklą. Up. Aha, čia labai tamsus balioninis ir pas mane labai šviesu. Nežinau, kiek čia matosi pas jūs, kiek ne. Aš kažkur buvau jų geltoną išpakavęs. Tai vat matosi žymiai stipriau. Yra į vidų įmontuota LED lemputė. Jinai taip keičia spalvas. Kažkodėl va šita tai pas mane labai blausiai šviečia. Turbūt jau kokia batarėja numirusi. Galėsim išbandyti kitą dar. Tai va, ir kaip prisipučiat. Iš tikrųjų šviečia visas balionas. Galim pabandyti šiek tiek šviesas išjungti. Galbūt geriau matysis. O, štai taip. Atrodo visai fun. Pabandysiu dar visiškai tamsoj pašviesti. Pafilmuoti, pažiūrėti kaip atrodo. Turėtų dar geriau atrodyti. Taigi toksai įdomus šventinis niekutis. Vienas minusiukas, kad išjungti jau tos lemputės nebeįmanoma. Bet rašo, kad jis turėtų šviesti 20 valandų. Nu, su šita lemputė tai aš labai abejoju, ar 20 valandų švies, nes čia jinai taip vos gyva. Brokuotas papuolė daiktas. Tai va, na, abejoju, bet kokias kelias valandas, tai manau, kad švies. Vis tiek čia LED lemputė, tai jinai labai daug baterijos neryja. Taigi toks įdomus daikčiukas. Šventėm tinkamas. Ir micro USB flėšiukas. Jau tokį buvau rodęs iš tikrųjų, labai fainas. Tai atsisakiau dar vieną, 32 gigai. Sumokėjau 8,5 euro, man atrodo, tik tai
šis kapeikas. Ir jis turi micro USB jungti. Tai yra tiesiai jungiat prie telefono. Nereikia jokių on the go kabelių, tiesiai šitą šmurkšt ir turit papildomus 30 gigų atminties telefone. Taigi labai patogu. Tarkim, kelionėse filmus prisirišti dar kažką, kad neužgrūzint telefoną nuotraukom ar dar kažkam. O lėktuvė pasižiūrėti norisi, taigi tokį pasiemi kišenę, įsikiši savo ir žiūri filmus. Smagus daiktas, pigus ir pakankamai geras. Nuotrauką matot su greičiais ir tikrai atmintis pilna, visi 32 gigai veikiantis yra, jokių problemų nėra. Ištestuotas daiktas. Kas čia dar? Ir tai nedylas įdėjo man adapterį mano Mosquito repyleriui. Ir labai čiupo šių pusės. Šaunuoliai pliusas. Gerai, čia ir dėsiu. Tai va. Viskas baigėsi mano pakuotė šiandienai. Taigi, laikinkit, subscribinkit kanalą ir iki greito.